horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos budelio, kam laiškas dugne budelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Aš negaliu patikėti. Teks, Markai. Vis tiek tu man liksi sesė. Mes kartu užaugom, o detalės tegul lieka detalėm. Nežinau, Markai, nežinau. Man pačiai sunku patikėti. Aš jaučiuosi kaip su šaknim išrauta, pakibus ore, be vietos ir be prasmės gyvenime. Aš esu tikras, kad Levis su Slimu tau pasakys lygiai tą patį. Jūs turėsit pasveikinti savo naują brolį Švarcą? Nepradėk. Joks jis mums ne brolis. Kraujas tirštesnis už vandenį, Markai. Jeigu kraujas toks užnuodytas, geriau vanduo. Klausyk, pirmą kartą laiku atvažiavau. Mokaisi. Kas nutiko? Nieko nenutiko. Tam tu ir esi reikalingas, kad nutiktų. Žiūrėk, važiuoji pas Romus Tatkus ir duodi jam pauostyti. Kas čia? Miltai su dar kai kuo. Vienas įkvėpimas amžina ramybė. Ta prasme, tu nori, kad aš Romą užlenkčiau? Klausyk, nesureikšmink tu taip visko. Ne tu žudai, o Mendelėjevo lentelė žudo. Kaip aš? Labai paprastai. Jis labai susikrimtęs. Tėvas šiandien antrą širdies smūgį gavo. Jam reikia paguodos, draugijos. Atsipalaiduokit, pasiūlyk pauostyti. Tik pats, aišku, neprisijunk. Nebent nori anksčiau pas Abraomą patekti. Valdemarai, klausyk. Negaliu aš taip, aišku. Negali. Gerai. Tavo valia. Kiekvienas žmogus laisvas elgtis taip, kaip nori. Tu čia rimtai dabar? Visiškai rimtai. Gali laisvai elgtis, kaip nori. Bet kiekvienas jo veiksmas turi pasekmes. Tavo atveju pasekmes yra aiškios. Jeigu per valandą nesusitvarkai, tavo tas legendinis videos vyriškoj kompanijai pateks į internetą. Aš taip supratau, kad tu sutinki. Laikas bėga greičiau, negu tu norėtum, Levi. Kas čia dar manęs daužyti atėjo? Užeikit! Neužrakinta. Sveikas, Romka. Levi, čia tu ką čia veiki? Ai, čia pro šalį važiavau ir nusprendžiau užsukti. Klausyk, girdėjau naujienas apie tėvą. Užuojautą. Kažkaip vis tiek viskas gerai bus. Ne? Ne, Levi. Gyvenime nieko gero jau nebebus. Baik, Romka, kam tu taip, a? Kažkaip vis tiek viskas, žinok, susitvarkys. Bet kaip tu taip gali? Kaip tu moki gyvent? Aš nemoku. Aš tu nuširdžiai sakau. Viskas, ką aš darau, prie ko aš be prisiliečiu, viskas eina velniop. Ir ne tik man. Visiems.
Klausyk, žinai, tau reikia atsipalaiduoti. Ha? Ir nustot graužti save. Jo, bet aš atsipalaiduoju, žinok, tik pablogėju. Ne, tai reikia su saiku, reikia savam protė. Va, žiūrėk, aš čia turiu. Ha? Sakau, po mažą. Ne, Lev, man Ką? kaip tik aš tau nuoširdžiai sakau. Aš tau sakau, man stabdyti reikia, man stabdyti. Tai gerai, tai aš nedaug ir siūlau, po mažą šneliuką padarom ir viskas. Pamatysi, po šito atsigausi. Ha? Gal tikrai užsimiršti reikia. Va. Gal tiesiog užsimiršti reikia. Va, kita kalba. Gal tu teisus. Tu pirmas? Ne, tu pradėk. Tau tikrai labiau reikia. Nepolygiai. Nu ką į tave, draugė? Palauk. Tarus visiems! Už šitą tu man dar padėkosi. Nesugalvok nuo grindų uostyt, aišku? Aišku? Už ką? Kas čia vyksta, tu man paaiškink? Nieko. Nesigilink ir žinok, tau šiandien yra žiauriai gera diena. Taip, Valdemarai. Gyvas. Pats pasirinkai, Levi. Auštantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė broli, kiek dar dienų, kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar pusėjo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Bet jis vis tiek yra tavo sūnus, Fredi. Šnyk, nebėgiau, šnyk. Ne taip šitie dalykai veikia, Fredi. Ne aš atsiradau tau panorėjus, ne aš išnyksiu.
Ką aš netai padariau? Kur aš jį netai auklėjau? Ką čia pasaulio pabaiga? Užsičiauk. Užsičiauk, supratai. Užsičiauk. Remigijau, užsičiauk. Nu, paeksperimentavo jaunuolis ir tiek. Nebūk toks griežtas savo sūnui, Fredi. Būk atlaidesnis, šiuolaikiškesnis. Dabar kiti laikai. Jis mane sūnus, supratai. Šiukšlė jis man. Šitokia gėda. Šitokia gėda. Taip lengvai atsižadėdamas savo vaikų, greitai liksi vienišas. Daug greičiau negu aš galvojau. Geriau būsiu vienas, negu su šitokia šiukšlė. Viduje tu puikiai žinai, kad tai ne tragedija. Bet va tavo išorinės panetkės neleidžia tau su to susitaikyti. Šnyk. 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 Tu nebūtum tu. Stabilus kompanijos akcijų kritimas kasdien. Stabiliai krentam žemyn. Kasdien. Tėvai, nesijaudink, aš manau, kad čia laikina. Padariau rinkos prognozes, tai nuo kitos savaitės mūsų laukia pakilimas. Nežymus gal, bet vis tiek. Kaip čia pavadinti, poslinkis aukštyn. Poslinkis, Markai, mums reikia ne poslinkio, mums reikia šuolio, tu supranti? Šuolio! Kur susiruošei šuoliuot, Fredi? Atsiprašau, jūs pas ką? Kokiu klausimu? O tu nesikeiti. Toks pat vis piktas ir įtarus. Margo. Vasiliauskienė? Na, pagaliau, pažinai, negi aš tai pasikeičiau. Ir ne Vasiliauskienė aš jau seniai. Nu tai kas tu dabar, Margo? Dabar aš, Fredi, Margarita Alvarez. Kas? Alvarez, Fredi. Tai gal apkabinsi? Margo. Tu vis nerimsti banginį, ar ne? Nu, tokia tu man siūlai, Dirb taip? Banginis legalus verslininkas. Galėtum pabandyti?
Ne, galėčiau. Bet togi žinai, kad aš alergiškas visam, kas legalu, tai na. Bet žinai, ta tavo schema kažkaip labai rizikinga. Nu, kas nerizikuoja, tas nieko neturi. Nežinau, banginė. Davai, kaimai, pabandom. Taigi, babkės imsim tik iš tų, kurie tikrai pasmentus neis, pažiūrės, supranti. Gerai. Pomidoras tavo ir man. Papalam. Nu ką, Maksai, matau, kad nebepatempi. Ką? Tiesiog man reikia normalaus, tvirto verslo partnerio, tai todėl tau ir siūlau jo tą. Supratau. O Koganui kodėl nepasiūlai? Siūliau Koganui, bet jis atsisakė. O atsisakė. Tavo ranka dreba. Aha, atsisakė. Taip? Jeigu jisai atsisakė, tada taip padarysim. Tada aš sutinku būti tavo partneriu. Supratai? Labai gerai. Maksai, ar išgirdai? Viskas. Neš tą savo sutartį, įsirašom ir baigta. Tai einam gal pas mane į kabinetą, aš ten viską parodysiu. Gerai. Margo. 100 metų. Ilgam į tėvynę. Durnių išjung, Fredi. Aš atvažiavau tam, kad susigrąžinčiau viską, kas priklauso man. O kas tau priklauso, Margo? Visa tai priklauso man. Rimtai? Gal paaiškinsi? Juk nebe mano pagalbos tatkus už Atlanto kapitalą susikrovė. Gerai, patausok smegenis, neperkaisk, viską tau paskui papasakosiu. Kada? Na, pradžiai man reikėtų kažkur apsigyventi. Galvoju, gal tu primsi? Aš? Tu, Fredi. O kas ne taip? O gal tu dabar skursti ir gyveni kokiame kukliame bute, kuriame neatsirastų vietos man? Ne, Margo. Viskas gerai. Žinoma, gali pas mane. Tu kažkoks suirzės. Atsitiko kas? Ai, žinai, bėdų yra ir biznyje, ir šeimoje. Na va, apie tai ir pakalbėsim. Bet dabar aš turiu reikalų. Tai kada tu, taip sakant, pas mane? Vakare atsiųsk man marką. Ir aš atvažiuosiu. Taip tinka? Paskambinsiu, Fredi. Gerai, Margo. Pasikeitė sostinė kažkaip net pažįstamai. Būtų keista, jeigu nebūtų pasikeitę. Metai juk bėga. Kažkaip keista, atrodo, lyg į kitą planetą būčiau atskridus. Nu jau. Na, kur mano krikšto dukra, kaip jai sekasi? Tai, kad nelabai žinau. Pasirodė ir vėl išnyko. Bet ji čia, Lietuvoje? Sakaugi, nežinau. Jokio kontakto net neturiu. Pagyveno pas mane kažkiek laiko ir dingo. O, tėvas. O ką tėvas? Aš savo reikalų turiu. Dukrytė didelė, išgyvens kažkaip. To pati susirasiu. Klausyk, o tu mane pas Keinį galėtum nuvežti? Pas Keinį? Nu, kam tu Keinys? Tave aplankiau, dabar jo eilė. Ar yra dėl to kažkokių problemų? Nesutari su Keiniu? Ne. Viskas tvarkoja. Nuvešiu. Sveika. Taigi. Atsiprašau.
Vladai. Viešpatie, negaliu patikėti. Taip, tai aš kaip matai. Iš kur tu? Ką? Iš toli. Matau. Vladai. Vladai. Ką? Kas čia vyksta, ką? Kas čia vyksta? Kas čia tokia? Tai mano sena pažįstama. Mano kompanionė. Tų laikų. Ai.